Elektra šiandien mums atrodo savaime suprantama. Ji maitina mūsų telefonus, kompiuterius, serverius, ligonines ir ištisus miestus. Tačiau dar prieš kelius šimtus metų elektra buvo laikoma keistu, beveik magišku reiškiniu. Pirmieji elektros efektai buvo pastebėti dar senovėje, pavyzdžiui, trynus gintarą, kuris pradėdavo traukti lengvus daiktus. Vis dėlto rimti, sistemingi elektros ir elektromagnetizmo tyrimai prasidėjo tik 18–19 amžiuje. Šiame vaizdo įraše trumpai ir aiškiai apžvelgsime, kaip gimė šiuolaikinė elektros technologija ir pristatysime 6 mokslininkus, be kurių modernus pasaulis paprasčiausiai neveiktų. Benjaminas Franklinas – žmogus, kuris suprato žaibą. Benjaminas Franklinas dažnai minimas kaip Jungtinių Amerikos valstijų politinis veikėjas. Tačiau technologijų istorijoje jis svarbus dėl savo darbų elektrostatikos srityje. Jis pirmasis aiškiai suformulavo teigiamos ir neigiamos elektros sąvokas, bei atliko garsiuosius eksperimentus, įrodančius, kad žaibas yra elektros reiškinys. Svarbiausias jo praktinis išradimas – žaibolaidis, kuris apsaugojo pastatus nuo gaisrų ir tapo pirmuoju realiu elektros panaudojimu kasdienybėje. Franklinas parodė, kad elektra nėra mistika. Tai gamtos jėga, kurią galima suprasti ir valdyti. Michaelas Faradėjus – elektros generatorių tėvas. Michaelas Faradėjus neturėjo aukštojo mokslo diplomo, tačiau jo atradimai padėjo pamatus visai elektros energetikai. Jis atrado elektromagnetinės indukcijos principą, reiškinį, leidžiantį sukurti elektros srovę judinant magnetą šalia laidininko. Būtent šiuo principu veikia visi elektros generatoriai, nuo hidroelektrinių iki atominių jėgainių. Faradėjus taip pat sukūrė pirmąjį elektros variklį ir parodė, kad elektrą galima paversti mechaniniu judesiu. Tai tapo pramonės revoliucijos varikliu tiesioginė prasme. André-Marie Amperas – elektromagnetizmo architektas. Prancūzų mokslininkas André-Marie Amperas įrodė, kad elektros srovė sukuria magnetinį lauką, o magnetiniai laukai veikia elektros sroves. Šis atradimas sujungė elektrą ir magnetizmą į vieną sistemą – elektromagnetizmą. Amperas pirmasis pradėjo vartoti terminus elektrostatika, elektrodinamika, elektromagnetas ir aprašė solenoido veikimą. Jo garbei iki šiol elektros srovės stiprumas matuojamas amperais. Tai fundamentinė sąvoka visoje elektros inžinerijoje. Jamesas Clerkas Maxwellas – žmogus sujungęs elektrą, magnetizmą ir šviesą. Škotas Jamesas Clerkas Maxwellas padarė tai, ko iki tol nebuvo pavykę niekam. Jis matematiškai sujungė elektrą, magnetizmą ir šviesą į vieningą teoriją. Jo suformuluotas Maxwello lygtis parodė, kad elektromagnetinės bangos klinta šviesos greičiu. Tai reiškia vieną esminį dalyką. Šviesa pati savaime yra elektromagnetinis reiškinys. Be Maxwello teorijos nebūtų radio, televizijos, Wi-Fi, mobiliojo ryšio ir interneto. Tai vienas svarbiausių teorinių atradimų visoje mokslo istorijoje, pavertęs elektrą ne tik energiją laidose, bet ir informaciją sklindančią per erdvę. Thomasas Edisonas – žmogus pavertęs elektrą kasdienybę. Thomasas Edisonas nebuvo teorikas. Jis buvo praktikas ir verslininkas, supratęs, kad išradimas be pritaikymo yra bevertis. Jis patobulino kaitrinę lemputę taip, kad ji taptų ilgaamžė, saugi ir tinkama masiniai gamybai. Tačiau dar svarbiau, Edisonas sukūrė visą elektros infrastruktūrą – generatorius, kabelius, saugiklius, skaitiklius ir pirmuosius miesto elektros tinklus. Tai buvo momentas, kai elektra iš pavienio eksperimento virto sistema, galinčia aptarnauti ištisus miestus. Be to, Edisonas išrado fonografą, pirmąjį prietaisą leidusį įrašyti ir atkurti garsą, taip iš esmės pakeisdamas informacijos ir pramogų istoriją. Edisono dėka elektra tapo ne laboratorijos reiškiniu, o kasdieniu patogumu, be kurio šiandien neįsivaizduojame savo gyvenimo. Nikolas Tesla – modernios elektros sistemos kūrėjas. Nikolas Tesla revoliucionavo elektros energetiką, sukūręs kintamosios srovės AC sistemą, daugiafazę energijos perdavimo schemą ir asinchroninį variklį. Skirtingai nei Edisono naudota nuolatinė srovė, Teslos AC sistema leido efektyviai perduoti elektrą dideliais atstumais. Būtent taip veikia šiandieninis pasaulio elektros tinklas.
Tai buvo sprendimas, kuris nulėmė srovių karo baigtį ir atveria kelią pramoniniai elektrifikacijai visame pasaulyje. Be to, Tesla drąsiai eksperimentavo su idėjomis, kurios gerokai perlenkė jo laikmetį. Belaidžių energijos perdavimu, aukštos įtampos sistemomis, radijo ryšių ir signalų perdavimu per orą. Daugelis šių idėjų tuo metu atrodė neįmanomos ar net pavojingos. Nors Tesla gyvenimo pabaigoje gyveno vienišas ir finansiškai nusilpęs, jo sukurti principai šiandien maitina visą modernę civilizaciją nuo elektros tinklų iki variklių, kurie suka pasaulį. Šie 6 mokslininkai neišrado elektros. Jie atskleidė, suprato ir pavertė ją technologiją. Nuo žaibolaidžio iki elektros tinklų, nuo generatorių iki interneto, nuo teorinių lygčių iki išmaniojo telefono tavo rankoje. Be jų nebūtų nei šviesos, nei ryšio, nei technologijų, kurias šiandien laikome savaime suprantamomis. Jei jums patinka tokios technologijų ir mokslo istorijos, paspauskite patinka ir prenumeruokite technaujienos.lt kanalą. Taip pat parašykite komentaruose, kuris iš šių mokslininkų jūsų manimų padarė didžiausią įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui – Tesla, Edisonas ar galbūt kažkas kitas. O jei domina paslaptingos, dokumentais pagrįstos istorijos apie technologijas, kurios buvo per daug ankstyvos savo laikui, peržiūrėkite video 5 mokslininkai, kurie dingo be žinios po savo išradimų. Tikros istorijos. Tai tikros bylos, dingę žmonės ir idėjos, galėjusios pakeisti pasaulio eigą. Ačiū ir iki.